Labas. Vienu žodžiu labai graži žiema, bet vis tiek vasario vidurys turbūt eis jau į pabaigą. Tai apie pirštinę užsimauti, kad dar ranka nesušaltų. Bet aš dabar ne apie žiemą, aš iš tikrųjų apie šitą artėjančią tų pensijų antros pakopos grąžinimą. O jeigu dar daugiau apie informaciją žmonėms, kurie ruošiasi pradėti, kurie gaus tos pinigus ir norės juos kažkur investuoti. Tai yra pirkti fondus ar akcijas, dar kažką, kažkur investuoti. Bet jeigu konkrečiau dar aš labiau apie akcijas, apie fondus, visus tos šitos turto vienetus. Tai apie konsultantus. Aš šiaip truputį pažiūrėjęs laiks nuo laiko, kas ruošiasi konsultuoti tos žmonės. Jie ruošiasi konsultuoti matydami, kaip galimas naujas pajamas. Čia viskas tvarkoja, aišku. Aš irgi supratau, kad aš galėčiau tą padaryti už daugelio jų žymiai geriau negu jie. Bet aš to nedarysiu. Nedarysiu dėl to, kad reikia išlaidų tam. Reikės nusipirkti gražų kostiumą, pasiruošti paskaitom, ruoštis. Ir tas atims daug laiko. O jeigu rimtai, tai čia tos išlaidos nebūtų tokios didelis. Tas naujas kostiumas ir pasiruošti paskaitom. Čia daugiau problema yra, kad pradėdamas daryti tą darbą, tu atsitrauksi nuo kito darbo. Kažkiek gal ten uždirbsi, neuždirbsi. Bet aš to nenoriu daryti, nes turiu savo veiklą ir nedarysiu. O kad tą galiu padaryti, paprasčiausiai, kas mane gal truputį žino, kad iš tikrųjų esu jau gal kokie 20 metų, gal net daugiau šitas techninės analizės, galima sakyti, kaip jau ir profas, galima sakyti. Techninė analizė, jeigu trumpai yra, tai šitų grafikų nagrinėjimas, kur ten akcijos kyla, krenta, trumpai apie tai čia. Tai ir aš vien iš tos pozicijos žiūrėdamas matau, kad aš galėčiau tikrai tą padaryti geriau, bet, kaip sakiau, nedarysiu. O šiaip žmonėm ką noriu pasakyti, kad šiais laikais informacija, norintiem pradėti investuoti, ypač investuoti, kur tos pinigus, vėl konkrečiai apie šitos turto vienetus, kur minėjau akcijas, fondus, informacija yra labai pigi. Ji praktiškai nieko nekainuoja. Čia šita mano ir yra pagrindinė žinutė, ką noriu pasakyti. Interneto platybėse galima įrašyti, apie investavimą. Aišku, pats didžiausias pasirinkimas, kuris gali patarti, tai bus anglų kalba internete, tai tos informacijos bus labai daug, kur galima, kas anglų nemoka, galima rusų kalba, irgi daug bus informacijos atsirinkti, galima, kas ten žmonės pasakoja, ten ko reikia, o šiaip yra ir lietuviškai, kur galima, irgi yra Lietuvoje, kas Ir šitie žmonės visi veltui, kaip pasakyti, konsultuos, nieko nekainuos. Plus jūs po truputį skirdami labai nedaug laiko ten, nagrinėdami, iš pradžių išsiaiškindami tos žmonės, kuriuos jūs internetu ten žiūrėsit, tai tikrai neužims daug laiko ir pirmiausiai tą informaciją prisitaikysit pagal save, suprasit, ko jums labiau reikia. O konsultantas kaip tas su tuo naujų kostiumu ir su tom teoriniam paskaitom, jis aišku irgi nieko blogo nepadarys, kad iš jūsų paims gal ten, nežinau, duok dieve, jeigu tik tai kelis šimtus eurų, ir jums paduos tą informaciją. Kita vertus, padarys ar nepadarys blogą, tai iš tikrųjų dar nelygų koks ten tas konsultantas. Ir kartais visai nesvarbu, kad jis ten turi kažkokius ten, net į profesorius koks yra. Tai jis, būdamas profesorių, pats niekad net neinvestavęs, teorijos turi. Aišku, tai čia nėra blogai ta teorija.
bet ji gali būti pasenus, gali būti netikus. Ir vėl klausimas nuo tokio to profesoriaus, kodėl jis pats niekad neinvestuoja, o moko kitus, nes ir toks posakis, kai jeigu pats kažko nemoki, nu tada reikia eiti kitus mokyti. Tai va ir su tais konsultantais, todėl labai atsargiai. Tai va šita mano žinutė į buvo, kad nepatingėkit, informacija yra pigi, tikrai ten skirdami per dieną po 10-15 minučių, aš manau, kiekvienas gali surasti. Ir iš tikrai atsirinksit veltui, kas jums suteiks informacijos ir nereikės mokėti. Ta žinutė yra todėl, kad aš manau, kad tokiu būdu pirmiausia jūs tą informaciją gausit veltui, o antras, jūs tą informaciją besigilindami adaptuosit pagal save, nes tas konsultantas jis ateis tokią bendrą pasaką pasakos. Nu, aišku, užduosit klausimus, jis ten, aišku, būdamas kostiumuotas ir gražus, kaip pasakys, išsisuks nuo to jūsų klausimų, o jūs neturėdamas patirtį suprasit, kad čia tas atsakymas toks ir geras. Nu ir ką tada? Pinigai jam į kišenę, o jūs parėję namo ne kažką ir gali būti ne kažką turėsit. Nu vėl kaip sakau, jeigu tas konsultantas geras, normalus, paims pinigų, kažką turėsit. Nu bet vat šiaip pažiūrėjus ten, aš tai būčiau atsargus labai su jais. Nu ką, nusimaunam pirštinę ir išjungiam jau.